Vis dėlto galiu pasakyti, labai daug kas priklauso nuo epoksitkės. Ta šūda, kur aš naudojau, jisai 100% sugedęs, todėl kad šitas visiškai kitaip maišosi. Jokių burbuliukų nėra, nesusidaro. Sumaišius gavosi visiškai vienalytė masė, nu gal 1-2 kokie mažiukai burbuliukai, bet čia ne esmė. Tas anas senas 100% yra pasibaigęs galiojimas, arba nežinau, atlaikė kokį nors šalčio barjerą, gal buvo kažkaip neteisyklingai sandėliuojamas, nes šita epoksitkė tai visiškai kitas reikalas, negu buvo prieš tai pilamas šūdas. Ką dabar darom? Ogi imam teptuką, ogi imam teptuką ir prasigruntuojam. Taigi prieš pilant epoksitkę, aš čia viską sutepsiu gerai ir pragruntuosiu, kad man nieks neatliptų. Prisiklijuosim samanas. Tik po to kažką tai pilsim. Tai žodžiu, darbas šiandien bus tik tais toks. Šiai dienai darbas baigtas. Padėliota, paklijuota, pagruntuota, žodžiu, sukomponuota. Tai galutinai užpilt reikės rytoj. Kai viskas padžius, pilsiu turbūt per kelis kartus, nes šitą epoksitkę pilt galiu 3-4 cm maksimum. Šitą epoksitkę pilasi 3-4 cm storio. Tai vadinasi, šitą dirbinį reikės pilt per kelis kartus, nes užpilus iki pat viršaus gaunasi apie 5 comai. Tai reikės, žodžiu, dalinti per pusę. Tai vieną dieną pilsiu 3 ir sekančią dieną pilsiu likusius.